Taigi kalbiname šiandieną vyriausią Lietuvos vyrų rinktinės trenerį Artūrą Iškėną. Taigi sakykite, treneri, kokios būtų pirmosios mintys po tų pirmųjų treniruočių, po tų pirmųjų prisilietimų prie kamuolio? Nieko, vyrai dirbo, viskas pramonė gal labai gerai. Prieš žaidėjai buvo atvyko tento trečiadienio. Tikrai normaliai, šiek tiek aišku meistriškumas skiriasi. Tose kamerą perdavime, pavedime buvo, matosi, kad kai kurie žaidėjai šiuo metu labai atitinkamai. Atvyko visi, kuriuos planavote matyti šioje stovykloje, kuriuos kvietėte klubų rinktinę? Taip, atvyko visi ir netgi daugiau. Geros vienas Dulčius pasiūlymų, kuris galbūt penktadienį neturėjo būti, bet pabaigė netikėtai sezoną anksčiau atvyko. Rolandas Bernatonis rytoj prisijungė anksčiau diena, galėjo kaune sekmadienį pasirinkti, kad šaudyti. Noras Pastarosius kelis mačius atrankose vis turėdavome verstis be kelių pagrindinių savo žaidėjų, tai būdavo Jono Trukanovičiaus trauma ar dar kažkas kitas. Šį kartą panašu, jog tik Karolis Strokus, tai iškvietės išvykuotis ir jis negalės padėti. Nekalbėkite. Sekmadienį žaidžia Jonas Trukanovičius ir Gerda šeštadienį žaidžia. Tai nekalbėti. Ta paskutinė savaitė, o tokia savaitė, kad aš nenoriu jos telefonų, jeigu aš pamatau, kad žaidėjas skambina ar panašiai. Tai tikrai to siekiame, to labai prašom to, kuris viršų yra. Ir skambiname visai kitaip jam, kad galėtumėm, kai galėjau susilaukti pasirinkti esame. Taip jau aišku, mes turėsime čia nieko nepadarysime. Bet jeigu visi kiti bus, tai mes esame suruošę daugiau iššūkių. Užsiminėte apie Trukanovičiaus rungtynės savaitgalį, kaip manote, kiek jo formai, kiek pasirinkimui turės tai, jog dar šį šeštadienį žaidžia labai svarbias rungtynės Čempionų lygoje? Jeigu Jonas būtų buvęs praeitam etape, ar dar anksčiau sužaidti, tai nieko baisaus, aš tokio tragiško nematyčiau. Bet dabar, aš nesuklysiu Jono pusantrų metų, jis tikrai yra momentas žaidimo rinktinės rungtynės. Tai sugalvojame įvairių variantų. Vyks susirinkimai, kurie vyks su nacionalinė rinktinės susirinkimai, jos transliuosime per Facebooką, tai kad Jonas, būdamas tenais, jis dalyvautų susirinkimai ir matytų mūsų planuojamas žaidimo gaires. Išnaudosime visas įmanomas priemones, kad Jonas žaidė. Bet galbūt ir varžovams tai gali būti neparanku, jog jie nematė Lietuvos rinktinės, kuri būtų su Jonu Trukanovičiu. Na tai Dabar šiek tiek jau pakalbėkime apie būsimus varžovus ir buvusius varžovus. Tai ar jūs labai nustebino tas faktas, jog Norvegija pralaimėjusi Siemens arenoje vėliau pasaulio čempionate užėmė antrą vietą? Nelabai nustebino, bet aišku, laimėjimas antros vietos Norvegijos tai yra tikriausiai gal istorijoje geriausias. Aš tiksliai nežinau, Norvegijos komanda stipri ir tai mes sakėme priešų. Su pergalė iškėlė labai anksto, jie tai buvo labai didelis netikėtumas. Savo šalia tikrai jie gal nelabai tiksliau apytantų. Būtų yra tikrai nešvedančių, viską. Kaip ir nustebino, bet Europo rankinis buvo pakankamai įdomus. Vienatvė gali laimėti, galbūt prancūzai laimė pastoviau visas kitas komandas. Ta patį, manau, galima pasakyti ir apie Belgijos būsimus mūsų varžovus, kadangi, tarkim, žaidė dvi rungtynės, vienas su prancūzais, kitas su norvegais ir taip, sakykime, taip visiškai skirtingos komandos. Kokį įspūdį jums palieka ši rinktinė? Taip, jeigu analizuojant rungtynes su norvegais, tai tikrai tenai klydo ir matosi, kad jie dar improvizavo, jie buvo dar ieškojami kelyje. Nors ir tose rungtynėse jie žaidė 6-7, savo panaudojo 7 žaidėjus aikštelėje, bet tai buvo skirtingos taktikos. Rungtynėse namie su prancūzais, nežinau, ar belgai dar yra sužaidę tokias rungtynes. Taip susikaupę, taip išnaudodami visas prancūzų klaidas. Tikrai prieš tokį susikaupimą, prieš taip atsakingai galbūt ir gerai žaidžiančių komandai. Ir Prancūzijos ir Norvegijos rinktinės yra, sakykime, greito žaidimo propaguotojas, o tarpu belgai susidaro įspūdis, kad yra kiek lėtesnė komanda. Galima susitikti?
Negalima, nes manau, kad tas vėlėtumas yra tik dėl to, kad jie keičia tas apkantą žaidėjų. Bet apsigynus perėjimas iš gynybos į greitą puolimą yra pakankamai greitas ir jeigu jis nepavyksta, jie toliau nerizikuoja. Jie tada keičia vartininką ir automatiškai tempas krenta. Ir susidaro įspūdis, kad jie žaidžia lėčiau. Tačiau kojų darbas, jie galbūt neturi įspūdingų duomenų žaidėjų. Didžiausias žaidėjas yra 99 žaidėjas ir du vartininkai yra. Visi kiti žaidėjai yra tikrai nedidelio ūgio, jie yra tikrai greiti, tikrai kojų darbas yra labai. O kaip vertina tą patį faktą, jog su ta pačia komanda reikia žaisti 2 rungtynes iš eilės per vieną trumpą laikotarpį, tai naudinga, nenaudinga, ką jūs manote? Tai nėra lengva, nes automatiškai komandos išanalizuoja stipriau vieną kitą ir nustebinti antrose rungtynėse buvo sudėtingiau. Galbūt mums šiek tiek geriau, kad mes antrą žaisime namie. Visų pirma, daug kas pasipirma mūsų uždavinys ir noras, mūsų Lietuvos rankinio noras rungtynėti Belgiją, o Lietuvoje jau su žiūrovų pagalbos mes turime. Ačiū treneri ir dabar šalia savęs pakviesiu jau vienintelį legionierių esantį šioje Lietuvos klubų rinktinėje, tai iš Islandijos ką tik parvykusi Mindaugą Dubčių. Sveikas Mindaugai. Tai kokios pirmosios mintys grįžus iš Islandijos, kas pasikeitė Lietuvoje? Niekas nepasikeitė, viskas kaip ir išliko taip pat. Akropolį norim. Taip visada smagu sugrįžti. Pirmas paties legionieriaus sezonas, kaip sekėsi įsitvirtinti naujoje šalyje, naujame klube? Pradžioj buvo iš tikrųjų gan sunku ir pirmasis varžybas, pirmas dvi varžybas, 3 nekalbamų tiksliai traumą turėjau, bet žaidžiau ir kaip ir buvo pradžioj ir sunku įsitvirtinti, bet komanda labai gerai priėmė iš tikrųjų ir į sezono vidurį jau suvažiavau ir gale tikrai, man atrodo, sekėsi gerai. Šį sezoną vis tik, manyčiau, galima tavo Islandiją vertinti kaip dviejopą. Iš dalies pats buvai labai rezultatyvus, buvai vienas iš ekipos lyderių, tačiau komanda iškrito į kitą divizioną. Kaip pats vertinti tą komandos tokį žaidimą? Jo, taip, žaidžiau visas varžybas, tikrai stengiausi, nes pirmas visgi sezonas užsienyje ir buvo šalia kažkur tai komanda. Stengiausi daryti viską, kas sugebu, kad iškritom, net nežinau iš tikrųjų, irgi labai išretino traumas. Po tarpu mano buvusio komandos draugos Tropos traumų labai buvo sunku tada be jo žaisti ir dėl to manau iškrito. Ar jau yra kažkokių minčių dėl kito sezono, vis komanda traukėsi antrą Islandijos lygą, kaip pačią kaliai pasisuks, dar neaišku? Dar kol kas neaišku, bet manau, nežinau, 2 savaitės, 3 savaitės turėtų panašiai šeškėti viskas. Gerai, pamirškim šiek tiek tą Islandiją, pamirškim klubinį rankinį. Kokie įspūdžiai iš šios klubų stovyklos, iš vaikinų, kurie šiandien buvo prieš tave aikštelėje? Geri įspūdžiai, kai kurių net matęs nesu ankstesnėse stovyklose, esu tik matęs ar keletą kartų epizodiškai matęs žaidęs prieš juos, kai rungtyniavau Lietuvoje. Tai visai geri įspūdžiai, vaikinų mato stengiasi, dirba ir tikėkime, tai bus ir toliau. Jau su treneriu kalbėjom apie Belgijos nacionalinę rinktinę, kokį pačiam įspūdį yra palikę belgai, tiek turbūt stebėjai jų rungtynės tiek su prancūzais, tiek su norvegais. Labai įdomi komanda iš tikrųjų, labai įdomus puolimas ir labai manau, kaip čia pasakius, ir įdomus ir toks ir greitas žaidimas kartais, jie greitai grįžta į gynybą, bet puolime labai iš tikrųjų lėtai žaidžia, 7 žaidėjai, labai įdomus centro žaidėjas. Tai manau, bus įdomi kova, taip kad mes prieš juos dar nežaidę esam, tai manau tikrai bus įdomi. Gerai, dėkui tau Mindaugui, sėkmės Belgijai, sėkmės Siemens ir susitiksim gegužės 7 dieną Vilniuje. Lietuvos vyrų rankinio rinktinė stoja į kovą prieš Belgijos rankininkus, atvykite būtinai į Siemens areną, ten turėtų būti karšta.